paimam Tour de France, sumaišom su bado žaidynėm ir visą tai paleidžiam nuo stačiausio Alpių ledyno be stabdžių. Sveiki atvykę į Megavalans. Tai nėra tiesiog lenktynės, tai masinė beprotybė vykstanti jau 30 metų. 3 km, 300 metrų aukštis, 2000 dalyvių ir tik viena taisyklė. Kas pirmas apačioje, tas laimi. Šiandien aš jums papasakosiu, kaip vienas pamišęs prancūzas sugalvojo varžybas, kurios turėjo būti neįmanomos, kaip jos privertė sukurti dviratį, kuriuo dabar važinėjate ir jūs. Ir kodėl žmonės moka pinigus, kad galėtų 40 minučių kęst didžiausią skausmą savo gyvenime. Gerai, hibridai. Varom varyti. Grįžtam atgal į 95-uosius. Tais laikais kalnų dviračių sportas buvo, kaip jau žinai, švelniai tariant keistokas. Viskas buvo padalinta į dvi stovyklas, kurios viena kitos visiškai nekentė. Vienoje pusėje cross country XC fanai, aptemti rubeliai, lengvi dviračiai, sėdynės iškeltos iki pažastų, jų tikslas minti į kalną tol, kol nualps. Kitoje pusėje downhill fanai. Sunkūs dviračiai, šarvai kaip pas riterius ir keltuvas į kalną. Tarp šitų dviejų grupių buvo ir yra gan nemaža duobė. Ir tada pasirodo jis George Edwards, prancūzas, vizionierius ir turbūt žmogus be savisaugos instinkto. Jis vadovavo organizacijai UCC Sport Event, bet realiai jis buvo išprotėjęs mokslininkas. Jis stovėjo Alpe d'Huez kurorte, žiūrėjo į Pic Blanc viršūnę, kuri yra aukščiau debesų ir galvojo, kas jei mes paimtume visus ir XC ir DH dviratininkus, užkeltumėm ant to ledyno ir lieptumėm visiems kartu leisti žemyn. Ką galvoja? Tai turėjo būti viskas viename. Į viršų kyli keltuvų kaip DH, bet trasoje turi ir mint kaip XC. Džordžas norėjo sužinoti, koks dviratininkas yra pats universaliausias pasaulyje. Idėja skambėjo gražiai ant popieriaus, bet kai 95-aisiais jie tai pabandė realybei, tai virto katastrofa, kuri kažkokiu būdu dabar yra legenda. Tuoj pamatysit, ką turiu omeny. Palauk. 95-ieji, pirmoji Megavalans, 400 drąsuolių stoja prie starto ir čia yra smagioji dalis. Pažiūrėkite jų dviračius. Jie naudoja V-brakes. Hebra, stabdyti su guma ant apledėjusio ratlankio, lėki 7 km/h greičiu, tas pats, kas stabdyti traukinį mojuojant nosinį. Stabdžių tiesiog nėra. Tai buvo ne lenktynės, tai labiau bowlingas, kur kėgliais buvo tiesiog žmonės. Pirmasis varžybas laimėjo François Dola, bet svarbiausia ne tai, kas laimėjo, svarbiausia, kas įvyko po to. Žmonės, kurie kirto finišą, kruvini, purvini, sušalę, jie visi norėjo dar. Sumokė startinį mokestį, užsitempi dviratį 3 km aukštį, nušali pirštus, sudaužai dviratį ir finiše sakai, tai mano geriausia diena gyvenime. Dviratininkai yra mazochistai, aš jums sakau. Dabar pakalbėkime apie pačią trasą. Megavalans yra unikali, nes jie turi 2600 metrų vertikalų kritimą, tai tas pats, kas 8 Eifelio bokštai sustatyti vienas ant kito. Ir visa tai vyksta per 4 etapus, aišku vienu kartu, tai kiekvienas etapas tave bando nužudyti vis kitokiu būdu. Pirmasis etapas – ledynas. Viskas prasidedant nuo muzikos, kai išgirsta alarmą, adrenalinas pakyla ir tada banda žmonių vienu metu startuoja sniego šlaitų. Greitis čia iki 100 km/h, taisyklė čia viena, bet kokiamis priemonėmis. Jei negali važiuoti, bėk. Jei negali bėgti, čiuožk ant užpakalio. Jei griūvi, tiesiog išvenk, kad tavęs nepervažiuotų kiti 50 žmonių už tavęs. Antrasis etapas – mėnulio peizažas. Kai baigėsi sniegas, prasideda akmenys. Čia nėra tako, tiesiog važiavimas per aštrias uolas. Tai vieta, kur miršta dviračiai. Prakristos padangos, sulaužyti ratlankiai. Čia visiška kasdienybė. Trečiasis etapas – įkalnė. Ir tai yra Megos paslaptis. Jau leidaisi 15 minučių. Rankos nutirpusios, kojos dega. Ir staiga George'as Edwardsas paruošė siurprizą. Stačia įkalnė. Čia downhill dviratininkai verkia, čia laimimos arba pralaimimos varžybos. Tai yra tas momentas, kai savęs klausi, kodėl aš tai darau. Ir ketvirtasis etapas – džiunglės. Paskutinė dalis. Miškas, dulkės, šaknis. Čia jau esi kaip zombis, koncentracija nulinė, o čia reikia technikos. Ši trasa yra tokia brutali, kad ji privertė sukurti visiškai naują dviračių tipą. Jei šiandien turi modernų kalnų dviratį, padėkokit Megavalans, tuoj paaiškinsiu kodėl. Nes tai pakeitė viską. Pažiūrėkit į šitą daiktą. Teleskopinis balnelis, dropper post, paspaudi mygtuką, nusileidžia, paspaudi pakyla,
Čia tai visiškas standartas. Prieš 20 metų tai buvo kažkokia magija. Kodėl jis atsirado? Dėl tokių varžybų kaip Megavalans? Pagalvokit. Ant ledyno tau reikia nuleisto balnelio, kad būtų stabilu, nenusiverstum ir galėtum leistis žemyn. Bet kai prasideda ta prakeikta įkalnė, reikia jį kažkaip pakelti, kad galėtum minti. Senaisiais laikais žmonės turėjo stoti vidury lenktynių ir reguliuoti sėdynę su raktu. Megavalans privertė sukurti dviračius, kurie gali viską. Leistis kaip DH žvėris ir kilti kaip XC. Taip gimė enduro disciplina. Džordžo Edwardso svajonė išsipildė, jis sukūrė tobulą dviratį. Šios varžybos taip pat, aišku, sukūrė savo herojus, vienas iš jų René Wilhaber iš Šveicarijos. Jis laimėjo Mega 6 kartus. Žmogus visiška mašina. Jis buvo pirmas, kuris suprato, kad čia reikia ne tik drąsos, bet ir geležinių plaučių. Arba Kilian Braun. Jo YouTube videkai padarė šį renginį dar geriau žinomesnį. Bet kas man labiausiai patinka, tai kad Megavalans yra demokratiška. Čia prie starto linijos, aišku, keliom eilėm toliau gali stoti bet kas. Tu, aš, tavo kaimynas. Ir čia lietuviai taip pat važiuoja. Nors mes neturim kalnų, Liepkalnis, sorry, nesiskaito. Tai vienas didžiausių įmanomų nuotykių, kurį gali patirti savo dviračiu. Bet yra viena problemėlė. Liūdna problemėlė. Megavalans ateitis kabo ant plauko. Ir kaltas čia ne pinigų trūkumas, o pati gamta. Gali būti, kad po keliarių metų šios legendinės varžybos ant sniego bus tik istorija. Big Blank ledynas tirpsta. Klimato kaita yra negailestinga. Buvo metų, pavyzdžiui, 22, kai sniego buvo tiek mažai, kad organizatoriai turėjo tiesiog keisti trasą. Vietoje sniego atsivėrė pilkos uolos. Ir tai yra ne tik pavojinga, tai keičia visą renginio esmę iš tikrųjų. Jei ledynas dings, tai ir ta magija dings. Tas masinis startas ant balto sniego taps tiesiog dar vienomis lenktynėmis ant akmenų. Todėl, jei kada nors galvojai apie tai, dabar yra pats tas laikas. Nelauk 10 metų. Beje, dar viena revoliucija yra e-bike. Jie turi savo atskirą startą ir žinot ką, elektriniai dviračiai čia jaučiasi kaip namie. Į tą baisę įkalnę sukilimas tampa visiškai paprastas, galbūt tai yra net ir ateitis iš tikrųjų. Tai kodėl aš jums tai pasakoju? Nes Megavalans nėra tik lenktynės, tai yra istorinis monumentas, tai vieta, kur Džordžas Edwardsas 95-aisiais sugalvojo sujungti dangų su žemė, kova ne tik su varžovais, bet ir kova su kalnu. Ir aišku, su savo paties baimiu. Kai stovi ten viršui, grojant alarmą, manau, širdis kala per gerklę. Ir kai žinai, kad už sekundės prasidės pragaras, tai yra jausmas, kurio nenusipirksi už jokius pinigus. Todėl, chebryte, ačiū, kad žiūrėjote šią istoriją. Jei patiko, paspausk laiką, tai labai padeda pačiam kanalui ir parašyk komentaruose, ar išdrįstum startuoti masiniam starte su krūva žmonių ant ledo. Arba gal dalyvavai. Iki kitų kartų. Bye bye.